Velnio poezija. Nėra nieko blogiau už poeziją, išskyrus rašyką. Poeziją kūrė neišprusę senoviai žmonės, pasitelkę primityvas pramogai. Jie turėjo leisti laiką kurdami žodžių, meną ir sukaupdami sijonus derliaus šventėse. Jie neturėjo televizijos vaizdo žaidimų, kompiuterių ar povandeninių laivų, kuriais galėtų linksmintis. Poeziją išrado žmonės, kuriems taip trūko pramogų, kad jie labai sureikšmino tokius dalykus kaip saulė, mėnulis ir lietus. Lietus verčia norėti šlapintis, o paskui užmigdo. Nėra nieko nuobodesnio už lietų, išskyrus poeziją. Beveik kiekviena pasaulio kultūra turi turtingą poetinę tradiciją, kuri yra vienodai ir pretenzinga ir nuobodi. Poezijos gerbėjai ir dėstytojai vartoja tokius žargonus kaip fonoestetika arba tariamai maloni žodžių ir frazių kokybė, kaip pateisinimą, kodėl poezija turi kokią nors vertę. Žinote, ko iš tikrųjų malonu klausytis? Muzikos. Poezijoje yra dainos be muzikos. Visi žino, kad blogiausia bet kurios dainos dalis yra žodžiai, didžioji dalis muzikos, kurios klausausi, yra be dainų tekstų. Paskutinis dalykas, kurio noriu, klausydamasis gero atlikėjo, yra koks nors idiotas, kuris man klausy, ima kažką pasakoti, pasiliktai savo stojimo į universitetą moksliukų. Viešpatie, bandau atsipalaiduoti su muzika, o neklausytis kažiktum, su žodžiais į mano ausų būgnelius. Kas tokio svarbaus, kad reikia pertraukti muziką, kad man apie tai papasakotum? Negaliu sugalvoti nieko tokio skubaus, kad turėtum tai užrašyti, padaryti, kad tai rimuotųsi, o tada pertrauktum mane tuo dainos metu. Tiesiog parašyk man žinutę, arba dar geriau parašyk sau ir įmesk telefoną į vandenyną. Dainų tekstai yra šiukšlis. Žmonės, kurie juos rašo, yra tik vos užmaskuoti. Poetai bandantys įkišti savo gilių kalbą į kiekvieną mūsų gyvenimo aspektą. Kiekvieną progą, laimės sausainius, išrado poetai, kad galėtų į mūsų maistą įmaišyti daugiau savo kvailų žodžių. Visą vaikų pasakų prieš miegą industriją perėmė šie kvėpuojantys bardai ir jie netgi infiltravosi į sportinių gėrimų butelių kamštelius. Neįmanoma išvengti šių nemalonių žodžiais paauksuotų lelijų. Poetai didžiuojasi savo simbolikos naudojimu. Simbolių naudojimas yra iš esmės klastingas, šiurpus ir nesąžiningas arba bent jau netiesioginis. Simbolika tai tarsi buvimas vakarėlyje su žmonėmis, kurie kalbasi priešais jūs, turėdami per daug vidinių užuominų, kurias supranta arba rūpi tik jiems. Kalbos esmė aiškiai perteikti idėjos, o ne į savo žinutes įterpti paslėptų prasmių. Jūs nesate karo belaisvis, nustokite bandyti įnešti paslėptų žinučių ir tiesiog pasakykite, ką turite omenyje, ir reikškite tai, ką sakote. Poezija neduoda ir atima. Kiekvieną kartą, kai išgirsti poetinę frazę ar eilutę, reikia šiek tiek padirbėti mintyse, o tai vargina. Kaip ir blogiausias menas, blogiausia poezija reikalauja daugiausiai interpretacijos. Ar autorius norėjo susijęti smėlio grūdelius su laiku ir prisiminė tiesioginę užuominą apie smėlį? Ar šaltis yra neatsakytos meilės, mirties entuziazmo praradimo metafora? Ar tiesiog šiek tiek vėsoka? Mes gyvename pasaulyje, kuriame teroristai gali bet kurią akimirką susprogdinti sunkvežimį. Niekas neturi laiko tokioms nesąmonėms. Bet koks neaiškus arba interpretuojamas tekstas yra ženklas, kad jis nebuvo gerai parašytas. Ar visa ši interpretacija turėtų būti smagi ar malonu skaityti, perskaityti dar kartą ir iššifruoti tuos pačius 7 žodžius vėl ir vėl? Blogiausi filmai, kaip ir blogiausias scenarijus, yra tie, kuriuose režisierius nusprendžia paskutinėje scenoje nukirpti iki juodos spalvos, neišspręsdamas pagrindinės filmo siužeto linijos. Tai palieka istorijos prasme atvirą žiūrovo interpretacijai. Tai suteikia pirmokursiams kino studentams daug retorinio peno, kurį galima apmąstyti klasės diskusijose, kurios nesvarbios, nes nauja studentų grupė kitais metais diskutuos apie to paties filmo prasmę. Taip nieko galutinai nenusprendusi, kokių žinių galima gauti iš tokios netvarkingos kalbos, kad niekas negali susitarti dėl jos prasmės.
Lengva pripažinti, kad visas rašymas yra tam tikrų mastų atviras interpretacijai, bet kada rašymas peržengia ribą, kai yra painus ir nepermatomas iki nenaudingumo ribos, šią ribą žymi poezija. Būtent čia miršta bendravimas, kaip ir jachtos pirkimas. Tai visiškai nepraktiška ir daro įspūdį. Tik kitiems kvailiams poezija nepraturtina, jie erzina.